Žmogus siekia savo tikslų. Aiškiai žino, ko nori. Todėl jisai labai konkretus, susitelkęs, atsiribojęs nuo visko, kas neįdomu ir nereikalinga tuo metu ir tiksliai laikosi visų reikiamų procedūrų. Ir tuo pačiu metu atsiribojimas sukuria šaltumą, tai sukuria atstumą tarp kitų ir tavęs, ir tuo pačiu atsiranda priekaištai, atsiranda konfliktai, nesupratimai vienas kito. Ir tas žmogus renkasi, suprasdamas, tikslas ar būti priimtam, būti mylimam ir suprastam, ar būti tam, kuris tame supranta ir kitus. Ir jeigu žmogus pasirenka tikslą, jis iš tikrųjų savotiškai nuliūsta ir tampa ne visiškai laimingas arba nelaimingas, todėl kad lieka vienišas tame. Jeigu jisai pasirenka žmonės, jis bijo, kad nieko gyvenime galbūt nepasieks. Atsiranda baimė nekontroliuoti situacijos ir dėl to pasidaro nejauku. Visada yra kažkokie tai vertybių konfliktai. Ir tik juos išsprendus, išsiaiškinus, kas ta baimė ir su kuo reikia giliai savyje padirbėti, ką suprasti, išmokti kai ką priimti, kai ko atsisakyti. Ir tokiu būdu mes galime padėti labai daug savo. To aš jums linkiu. Iki.